Sveiki, mėly tinklalaidės sveikatos vadyba ir valdymas žiūrovai ir klausytojai. Šiandien pas mus svečiuose yra Agnius Karmanas, jis yra Pakruojo sveikatos centro direktorius, sakyčiau, jaunosios kartos vadovas, kuris neturi kažkokį nomenklatūrinį užnugarį. Ir man pačiam dabar jau tiksliai nepamenu, prieš kokius 3 ar 4 metus teko vest mokymus, kai Agnius buvo dar, kaip liaudai sakoma, poliklinikas direktorius, nes prieš pusantro metų įvyko reformas, apie kurias Agnius ir papasakos, kad buvo pirminis sveikatos priežiūros centras sujungtas su ligoninė. Ir aš jau tada mokymų metu pastebėjau, kad Agnius yra tas, toks kaip šiuolaikinis vadovas, jis stengiasi, jam iš tikrųjų, aš pajutau, jam iš tikrųjų rūpi, kad žmonės, darbuotojai gerai jaustųsi ir aš pastebėjau tos pastangas formuoti palankų mikroklimatą, mane taip, sakyčiau, taip, maloniai, gal nesakyčiau stebina, bet nuteikia, tada, kad labai daug kur visgi tenka susidurti, kad medicinos įstaigose valdo baimės atmosferą, kartais valdžios bijojimas, ir pasitaiko ir mobbingo atveju. Tai ką, tada suteikiu žodį Agniui ir toks pirmas mano ir galų gale klausimas yra, tai kaip tu tapai vadovu? Kiek žinau, esi farmacininkas, kaip tapai vadovu ir kaip jautiesi dabar jau, ne pirmus metus, jau galima sakyti, jau toks jau kaip jau patyręs, jau nebežalės vadovas, tai prašau. Tai labą dieną visiems, kurie galbūt žiūrės, klausys. Tai ačiū ir už pakvietimą. Kaip ir sakiau prieš mūsų tą jau įrašą, ar ne, tai kažkoks jauduliukas, tikrai nelabai esu mėgėjęs dalinti kažkokiu tai interviu, kažkaip tai labai taip aktyviai reikšti socialinėje erdvėje, ar kaip sakau, sėkmė mėgsta tylą ir tegul darbai kalba, o jau kam reikės, tas pastebės ir vertins. Vadovu tapau turbūt jau gan senokai, prieš kokius taip 8-9 metus. Tai aišku, kada mes turim vadovų, kurie vadovauja dešimtmečiais, tai esu dar toksai turbūt pakankamai žalias ir dar daug ko yra ir išmokti ir viską, tai esu tam kelyje. Tai pradėjau, aišku, baigęs farmacijos studijas, darbuotis vaistininku. Tai tikrai ta specialybė, kurios labai siekiau, labai norėjau nuo mokyklos laikų, nuo ankstyvųjų, nuo 8 gal klasės, kiek pamenu. Ir tikrai labai man patiko ta farmacija ir aš tikrai tenai jaučiausi kaip žuvis vandenį. Tiesiog besidarbuojant kažkaip vis daugiau norėjosi, tokį turėti sprendimo galios, jeigu taip sakyti, nes susidurdavai, kad esi sistemos dalis ir iš principo ne visada tavo galbūt mintis ar pasiūlymai gali virsti kažkokiu kūnu ar kažką tai tokia didesnį reikšmingą. Tai tiesiog buvo tokia situacija, kaip sakau, tapau Pakruojo pirminės sveikatos priežiūros centro tada pavaduotoju ir po truputį ta vadyba atėjo į gyvenimą. Netikėtai mūsų buvęs vadovas pakeitė darbovietę ir tapau laikinu vadovu. Ir tokį, kaip pasakyti, gal tokį, jausdamas tokį palaikymą, gal iš kolegų, iš bendradarbių, kažkaip sugalvojau sudalyvauti tam konkurse, kur į viešą įstaigai vadovauti. Ir man pasisekė tenai ir tapau pirminės sveikatos priežiūros direktorių berods 18 gal metais. Tai ta kelionė tokia, tai aišku, vėliau turėjau ir magistratūros dar vieną studiją sveikatos politikos ir vadybos, kur šiek tiek irgi praplėčiau, sakyčiau, ir kompetencijas, ir pasitikrinau, ir taip pats pasijutau turbūt stipresnis, kad pamačiau, kad galbūt tų dalykų, kuriuos kažkada jau dariau, kažkiek tai koreliuoja su teorija, reiškia. Tai taip, kaip pasakyti, prasidėjo ta vadybininko tas kelias. Ir taip pat, kaip ir pats užsiminėjai, turėjome nemažą reformą čia prieš 1,5 metų, kada prie pirminės sveikatos priežiūros centro buvo reorganizavimo būdu prijungta Pakruojo ligoninė ir kaip pasakyti, paslaugų spektras, darbuotojų kiekis, kone padvigubėjo ir tikrai yra daug tų iššūkių ir viską, bet manau, kad esam geram kely ir galbūt šiandien
galėsiu ir pasidalinti tom mintim, kaip mum čia sekėsi ir kaip sekasi ir kokią viziją mes turim. Tai vat. Mhm. Agniau, retrospektyviai tapai vadovu ir visgi matai tas pats ir minėjai tam tikras sveikatos sistemos ydas. Ką tu pradėjai daryti kitaip? Ką pradėjai daryti kitaip, ką galbūt, nu, kaip, kas nebuvo iki tol pradžioje pirminėje sveikatos priežiūros centre, o paskui jau eisim tada prie tos reformos, su kokiais iššūkiais teko susidurti. Na tai, žinot, iš tikrųjų čia tos fantazijos daug sveikatos priežiūrai, nu, nėra ir turbūt negali būti, kadangi vis tiek esame tokia reglamentuota, gan stipriai įsakymais valdoma, reiškiasi, nu, įstaiga ir vieša įstaiga tuo labiau ir tikrai ir įstatymai, ir įsakymai, ir visokie vyriausybės nutarimai mus labai spraudžia į tos rėmus, juolab, kad ir viešų įstaigų valdymo įstatymai, visokie viešieji pirkimai ir visa kita, bet iš esmės turbūt, ką aš taip manau, kad turbūt stengiausi visą laiką ir stengiuosi šiandien dienai daug kalbėti su darbuotojais, daug juos girdėti, su jais tartis, neprimti sprendimų tokių vienasmenių, daugiau juos taip stengiuosi argumentuoti, pristatyti, papasakoti. Labai noriu, kad darbuotojai žinotų, ką įstaiga daro, ką vadovas daro, ką planuojam, reiškiasi, kaip mums sekėsi. Tokį pavadinčiau kartais tai tokį truputį ir atsiskaitimų darbuotojams, bet aš manau, kad darbuotojai tam, kad jie, nu, iš principo stotų šalia tavęs ir būtų tas toksai, kaip pasakyti, įsibėgėjantis garvežys, jie turi jausti įstaigą, jie turi su jie tapatintis, jie turi žinoti, kada mums skauda, kada mums sekasi ir kaip jie gali prie to prisidėti. Tai turbūt aš galvoju, kad ką dariau, tai tiesiog turbūt noras buvo pažinti kiekvieną skrytį, kiekvieną padalinį, kiekvieną darbuotoją ir išgirdus bandyti reaguoti. Ne tik tai, žinot, nu, išklausyti, padėti stalčių, bet bandyti su tuo daryti kažkokį tai sprendimą, nenumuoti, nepasiduoti, toksai, žinot, galbūt kitą kartą galvoju, ai, tai nieko čia nebus, čia ir taip toliau, tai tas mintis vėjai iš šoną ir žiūri, ką galima padaryti. Bet pats dalyvavai mūsų vienuose mokymuose, tikrai ten, galiu pasakyti, čia nepataikaujant, darbuotojai dar dabar prisimena, turėjom tikrai labai tokius naudingus mokymus su ir humoro elementais ir viską, tai jie patys geriausi mano supratimu. Tai tiesiog pat ir ta tema, kurią mes tada lietėm, ten buvo toksai, kiek pamenu, darbas su sudėtingais pacientais, kaip su jais bendrauti, kaip prie jų prieiti, tai tiesiog tokie stengiamės visą laiką darbuotojus augintis ir kad jie augtų kartu ir daugiau atsakomybių galbūt prisimtų, daugiau įgydami daugiau kompetencijų, taip sakant. Tai aš galvoju, kad čia turbūt toks buvo esminis, nu, požiūrio gal skirtumas. Tikrai nesakau, kad buvę vadovai buvo, ar tai, žinot, tokie autoritariniai kokie, tai tikrai ne, to tikrai negaliu pasakyti, bet galbūt mano pačio buvo tikslas daugiau jausti kolektyvą ir bandyti atliepti jo lūkestį, norą, kad jie čia gerai jaustųsi ir tą tokį kitą kartą galbūt ir laisvės duoti daugiau, ir lankstesnių būti tam, kad jie tą tokią, nu, emociją atiduotų pacientui, nu, mūsų tam tiesioginiam klientui, jeigu taip galima pasakyti, ir kad jie būtų patenkinti mūsų įstaigos teikiamam paslaugom ir apsilankymais pas mus. Tai turbūt čia toks, kaip pasakyti, nepamatuojamas, neapčiuopiamas dalykas, kai, žinot, skaičiais galim eiti per mūsų ataskaitas finansinės, ten turbūt, nu, tiksliukam būtų aiškiau, bet turbūt tas daugiau toksai emocinis, sakyčiau, buvo pokytis ir aš galvoju, kad mes tikrai nesam, žinot, čia Pakruojo sveikatos centras nesam kažkokia išskirtinai kažkokia čia reiškia mikroklimatą kurianti įstaiga, bet aš galvoju, kad pozityvo yra ir esam tam geram kely. Jo, negalima tikėtis, kad gydytojas arba slaugytojas su pacientu bendraus geriau, negu su juo bendrauja tiesioginė vadovybė. Ir nuo vadovo ir priklauso, kaip jis formuoja tą mikroklimatą. Man smagu buvo išgirsti, kad minėjai, kad svarbu ir
yra vadovui atsiskaityt prieš pavaldinius, nes dažnai ta komunikacija dėja būna tokia vienpusė iš viršaus į apačią, bet kad iš apačios išklausyt ir kad vadovas vėl suteikia grįžtamą ryšį apie grįžtamą ryšį, ką aš darau ne taip ir ką reikėtų kitaip, tai mano manymu yra labai svarbus geros vadybos elementas, kurio dažnai pritrūksta. Apskritai kalbant apie komunikaciją, darbuotojai yra daug tyrimų, kurie liudija, kad yra nepakankamas tos komunikacijos, kad apie pokyčius norėtųsi išgirsti iš vadovo, bet dažniausiai išgirstama per gandus ir tada, kada yra gandai, yra nežinomybė, kyla daugiau streso, o didelio streso sąlygoms darbuotojai negali efektyviai dirbti. Tai, Agniau, kaip sekasi įgyvendinti tuos pokyčius, nes mes jau, kaip minėjau, komunikacija yra svarbi, bet pokyčių laikotarpį komunikacijos turi būti dar daugiau. Tai gal tada šiek tiek daugiau apie tuos pokyčius, kurie vyko prieš pusantro metų ir kaip sekasi, kokie buvo iššūkiai ir kaip juos pavyko arba nepavyko, arba iš dalies pavyko įveikti. Taip, tai pats tas faktas, žinot, reorganizacijos startas jau buvo praeitų metų kovo pabaigoj, kovo 31, tai vat praktiškai pusantrų metų, bet turbūt didysis tas darbas vyksta iki to pokyčio, vat kaip ir pats sakot, tos būtent komunikacija, skaičiavimai, matavimai, dėliojimai tų scenarijų, ar čia tinkamas pokytis Pakruojo rajonui, netinkamas, čia tikrai mes turėjom labai tokį ilgą, sakyčiau, netgi taip žiūrint iš tos tokios pokyčių vadybos, netgi per ilgą, sakyčiau, laikotarpį, būtent priimti tuos sprendimus, bet tą sprendimą vis tiek priima, žinot, savininkas, pagrindinis dalininkas, tai šiuo atveju Pakruojo rajono savivaldybės taryba. Ir tas tikrai užtruko. Juolab, kad ir iš ministerijos, žinot, buvo ir pokyčių, kaip pasakyti, jau pačią tą reformą formuojant iš esmės, tai šiek tiek keitėsi ir tas pats nepaslaptis ir tas finansavimas šiek tiek skirstėsi, dėliojosi, tai labai daug tų buvo niuansų, tai buvo labai sunkus periodas, tai tiek vadovam, tiek savivaldybės vadovam, tiek ir darbuotojam. Tai kaip ir pats sako, ta nežinomybė, turbūt, o kaip čia bus, viską, bet ne vienas mes, visi mes pirmą gyvenimą gyvenam, šitą dar negyvenam turbūt, ar ne? Ir nežinom 100% iki galo, bet vis tiek bandai atrasti argumentų kažkokio objektyvių, reiškia, ir tiek skaitinė reikšmė, tiek ir prognozuoti tam tikrus dalykus, tam, kad tą sprendimą kažkaip tai jį pagrįsti. Ir pagrįsti jį reikėjo. Tai tikrai aš galbūt taip buvau pasisakęs už šios reformos įgyvendimą Pakruojo rajone, nes mano prognozės ir mano skaičiavimai man tą rodė, reiškia. Tai gerai, kad ne visi sutiko su tuo, tai turėjom tikrai daug tokių diskusijų ir aštresnių ir netokių aštrių, reiškia, nuomonės išskyrė, tas labai gerai. Tai mes galėjom taip, tikrai gerai, taip tokią gerą diskusiją, reiškia, turėti. Tai gale dienos savivaldybė, aišku, priėmė tą sprendimą, taryba balsavo, jau jie apsisprendė ir buvo nuspręsta reorganizuoti įstaigą, sujungiant. Bet tas sprendimas jis atėjo ne per naktį, kaip sakau, tikrai iki jo buvo daeita. Pasakyti geras ir blogas, manau, taip jau objektyviai galėsim po kokių 4-5 metų, taip mano manimu, bet jau šiandien matom tam tikrus pokyčius, tam tikrus rodiklius, kurie indikuoja, kad tokios jau kritinės klaidos tikrai nepadarėm ir netgi turim tokį daugiau pozityvesnių, reiškia, rodiklių, kad Pakruojo rajoną, būtent akcentuoju Pakruojo rajoną, šitą reformą jinai iš esmės tiko. Ir jinai nebuvo kažkokia prievartinė, kiekviena įstaiga, kiekvienas rajonas galėjo spręsti patys savininkai daryti, nedaryti. Tai tarkim tokiem mažesniem rajonam, regionuose, kada yra iššūkių šiek tiek kitokio nei didžiuosiuose miestuose, tai aš manau, kad tos reformos, būtent jungiant įstaigas, jos turėjo tą tokį biškį kitokį atspalvį ir turėjo daugiau už nei prieš.
Tai vat, o apie patį pokyčių įgyvendinimą, jeigu kalbant apie personalą, tai tikrai buvo tų problemų, kadangi, sakau, išskyrė nuomonės, buvo tų tokių, žinot, yra komunikacijų skirtingų, reiškiasi, tarp skirtingų, sakykime, įstaigų, tai ta tokia biškė ir ta nerima, kažkas bandė sėti, kažkas bandė taisyti, bet čia yra natūralus procesas ir tikrai ne visi turim savo nuomonę, ją reikia gerbti. Tai va, tai aš manau, kad gerai buvo padaryta, kad buvo organizuoti bendri susirinkimai, juose dalyvavo ir savivaldybės meras, ir pristatinėjo, ir aiškino, ir buvo užduodami klausimai, buvo duodami atsakymai. Visokių tų, aišku, ir atsakymų buvo, vieni konkretesni, kiti ne, bet jie buvo, ta komunikacija vyko. Tai va, tai kaip sakau, ruošiamės, bet tą tokią, vis tiek susijungus, vis tiek iškilo tų problemų. Vis tiek kažką nepažiūrėjom, kažką neįvertinam, kažko tai nesuprognozavom. Tai visi labiausiai ko bijo, tai kad pasitrauks darbuotojai. Iš esmės, išsilakstys, visa kita, tai galiu pasakyti, kad tokių buvo, bet buvo tokių, kurie pabėga, paskui sugrįžo. Tikrai pavyko suvaldyti tą situaciją ir nesustoja, nesutriko paslaugų teikimas. Tai buvo turbūt toks pirminis, reiškiasi, iššūkis, kurį reikėjo suvaldyti. Tai tą mums pavyko, o paskui jau stabilizavus šiek tiek situacijai, tęsiam tos darbus. Tai tų darbų yra begalė, tokių visai techninių, žinot, kaip, nežinau, buhalterinės programos, IPE registracijos įvairios, iki bendrų tvarkų, bendrų taisyklių, reiškiasi ir panašiai. Tai šiandien dienai esam tikrai procese, ne viską esam padarę, bet turim nemažai tų planų, kuriuos tikimės įgyvendinti. Ir jau kada mes juos pilnai įgyvendinsim, tiek tuos tokius techninius, tiek ir tokius jau didesnius, kaip remontai įvairūs laukia, šiek tiek patalpų perskirstimas, tai siekiant efektyvinti, reiškia, mūsų turimus resursus, o tada galėsim pasakyti, čia gerai ar blogai, reiškia, bet tam reikia laiko, kaip ir kiekvienam pokyčiui. Tai, kai sakau, buvo tas sušildymo momentas ar ne, kada mes taip jau pašildėm, kad bus pokyčiai, tada pasiruošėm jiems, jį padarėm, dabar reikia taip iki galo užtvirtinti. Tas užtvirtinimo periodas, sakyčiau, mes dar jo nepasiekėm. Dar mes esam tam tokiam, dar darbe, o aš tikiu, kad ateinantis 4-5 metai, duos Dievas gal greičiau, bet yra dalykų, kur ne nuo mūsų priklauso, mes tai jų nepaskupinsim kažkaip tai atsiranda tų nenumatytų problemų, bet nesiekimių, jeigu taip galima išsireikšti. Tai kada jau viską pilnai apimtimi gyvendinsim, tada galėsim pasakyti. Bet noris pasidžiaugti tai, kad aš sakyčiau, kad Pakruojo rajonas, Pakruojo sveikatos priežiūra, ar tai sveikatos centras, ar tai tas funkcinis sveikatos centras, aš manau, kad rajonas turi viziją, tas yra svarbiausia. Yra vizija, mes žinom, ko siekiam, kur einam, ką darom, dėl ko darom. Ir tas yra labai svarbus elementas apskritai ir pačiam darbuotojui, ir vadovam. Mes aš esu įrankis, kaip pasakyti, bet yra savivaldybė ar ne, kuri yra savininkas, akcininkas, jeigu kalbant, ten kaip UAB terminais ar ne, kur dabar tą privačią vadybą labai čia aukština visi. Tai aš galvoju, kad būtent kaip pasakyti, galėsim, iš esmės patenkinti tą akcininką ir jisai galės pasakyti, kad žiūrėkit, priimėm, padarėm, dirbam gerai, nenustolingai, paslaugų suteikėm tiek, kiek reikia ir panašiai. Ir kad Pakruojo rajonas atitinka rajono gyventojų lūkesčius iš esmės ir prisitaiko prie rajono, nes mes turim prisitaikyti prie rajono, nes, kaip minėjau, rajonai turi tam tikrų skirtingų iššūkių negu didieji miestai. Tai tikslas yra pagrindinis, bet būtent atliepti rajono poreikis. Mums nereikia, mes tikrai čia neplanuojam kažkokių ypatingų operacijų, intervencijų, atlikti ir visą kitą, bet užtikrinti tas paslaugas, kurios rajonai yra labiausiai reikalingos, mes jas matom, kadangi čia esam, čia, kaip pasakyti, darbus dirbam, gyvenam daugumą ar ne, tai
tiesiog prisitaikyti, būtent atliept, kad jiem yra tas svarbiausias paslaugas, gal tu čia vietoj nereikėtų važiuoti į didmiesčius ar kitus rajonus. Mhm. Kokia tai būtų ta vizija? Tai vizija, vat būtent aš ir pabaigiau sakinį, kad būtent rajono poreikius atitinkanti sveikatos priežiūros Mhm. įstaiga. Būtent rajono poreikis svarbiausias, ko žmogui labiausiai reikia. Tai labiausiai jam reikia, aišku, pirminės priežiūros, tai yra šeimos medicina, odontologija, psichikos sveikata, ar ne, ta tokia bazė, ant kurios stovi. O tada žmogui yra tikrai svarbu, yra konsultacinė poliklinika, arti veikiantis skubios pagalbos skyrius, kur galėtų gauti bent jau tą pirminį, žinot, įvertinimą. Galbūt viršys mūsų kompetencija problema, bet mes jį išsiusim, mes jį apžiūrėsim, jam nereikės vidurnaktį ar ten vidury nakties važiuoti į didžiuosius miestus, kur tikrai girdim, matom ir žinom, kad ir palaukti reikia ne 10, ne 15, ne pusvalandį minučių, ar ne? Reiškiasi, ir toliau turbūt tęsiant, kad ir tą stacionarinį gydymą, tiek terapinį, tiek slaugą, palaikomąjį gydymą, reabilitacija, manau, yra labai svarbi turėti čia rajone ir stiprią reabilitaciją, vat būtent tą bent jau pirminę, vėliau palaikomąją, reiškiasi, ir nu, turbūt tos yra pagrindinės. Aišku, nepamirštat, tikrai džiaugiamės, turim ir po savo stogu hemodializės centrą, ar ne, kas irgi labai, pacientam patogu, mes juos atsivežam, parvežam, jie yra vietoje, jiem nereikia vykti į kitus rajonus, ta paslauga jinai yra reikalinga nuolatos, žmonės tuo gyvena, tai įsivaizduokim, jeigu mes jos čia neturėtumėm. Tai tokios esminės, bet turbūt žmogui, ko pirminė priežiūra, konsultacinė poliklinika, greita pagalba ir kažkokie tai stacionarinės paslaugos, kokios, sakau, mes tikrai negalim gydyti sudėtingų ligų ir visą kitą. Tam yra centrai, ten turi būti sukauptos visos kompetencijos, atitinkama įranga ir taip toliau, bet ta pirminė diagnostika, vėliau galbūt tas tęstinis gydymas, kad būtų atliekama arčiau namų. Tai kaimo vietoje, žinot, yra autobusų grafikai, yra sudėtingas judėjimas, yra demografija, geografija, daug visokių tų dedamųjų, kur neprilakstys į kitą rajoną artimui, tenai nuvežti kokį, žinot, vis tiek bananą, galų gale aplankyti, pasikalbėti, pabūti šalia. Tai tas paslaugos jos yra tokios, esminės. Tai ir tas ir tikslas yra būtent jas sukurti ir jas teikti, ne tik teikti, bet jas teikti kokybiškai ir gerai, kad žmonės džiaugtųsi iš esmės, nes mums laimėjimas yra tada, kada pacientas yra patenkinas, kada mes pateisinam jo lūkestį, ir tikslas, aišku, yra visą laiką pranokti, bet ne visą laiką gal tas yra realu, žinot, vėlgi čia nuo paciento priklauso, nuo oro sąlygų priklauso, nuo daug dalykų priklauso. Bet, vizija yra tokia, būtent atitikti rajono poreikius ir nedaryti to, ką mes neturėtumėm iš principo daryti. Tai, aišku, pasitelkti tą racionalumą, tą tokį principą, kad ir įstaiga būtų tvari, ar ne, ir galėtų pasiūlyti ir kokybišką įrangą, ir geras darbo sąlygas darbuotojams ir panašiai. Tai, sakau, toks tikslas yra susitapatinti su rajonu ir jausti jį, ko reikia. Iš esmės, ko reikia. Ir nedaryti to, ko galbūt ir, kaip sakau, visi nori ten tam tikras paslaugas teikti, nes jos yra, tarkim, geriau apmokamos iš PSDF, ar ne, ir visi dabar čia puola jas daryti. Bet, manau, kad nėra problemos tą ar ten dienos chirurgiją, ar kažkokią didesnę operaciją gauti ten, kur jų padaro daug, kur yra ta pati, sakykime, kažkokios galbūt kritiniais atvejais ir ta tokia rimtesnė pagalba, jeigu taip galim išsireikšti, ar ne, ir visa kita. Tai sakau, tokia ta yra vizija, nežinau, ar aiškiai ją išdėsčiau, bet vienu sakiniu pasakyti man yra sudėtinga. Mhm. Žinoma, jeigu mes ten gilioj vadybą, viskas turėtų būti atspindėti kažkokiais skaičiais ir rodikliais, bet aš tai taip tiesiog savo žodžiais, kas pagerėjo ir pacientams, ir pačiam Pakruojo sveikatos centrui, jo darbuotojams, kas pagerėjo šitos reformos, kuri vis dar vyksta rezultate. Tai kaip pasakyti, mes galbūt pasidarysim 2 metams suėjus tokį tarpinį, žinot, pasitikrinimą, pasižiūrėjimą, bet šiandien dienai galiu pasakyti, kad tikrai pagerėjo darbuotojams darbo sąlygos, kadangi tikrai turėjom nemažą skirtumą darbo užmokesčio.
prasme, tai ypač va tos viduriniausios grandies, tai tikrai tas darbo užmokestis praktiškai jau yra sulygtas ir aišku, mes jį vis dar atsiliekam nuo regiono vidurkio dėl to, kad tikrai turėjom tą tokį žemą labai startą, bet šitą pokytį darbuotojai greičiausiai pajuto ir reiškia, ir pamatė. Atsirado iš tikrųjų bendrystė, ko gal sakyčiau nelabai buvo, kada buvo atskiros įstaigos, tai žinot, kiekviena daugiau savo nosies žiūri, daugiau į savo pusę tą kaldrą tempia, tai manyčiau, kad to nebėra kaldros tampimo, ypač tarp pirminės ir antrinės grandies. Pradėjom kurti jau keletą paleisim atvejo vadybos tokių momentų, kada galim mes, nu, turėdami, būdami bendradarbiai, reiškias, tarp pirminio lygio ir skubios pagalbos, tam tikros atvejos principus, tai su reabilitacija irgi dabar planuojam tokį pokytį, šiokį tokį padaryti. Tai atsiranda ta tokia bendrystė, čia kas liečia, reiškiasi viduj, ne? Aišku, mes irgi, nu, vertinam finansinius rodiklius, taip, tai įstaigai pernai metais veikia kaip nenustolingai, turėjom šiokį tokį perviršį, šiais metais irgi esam pakankamai stabilus ir į paskutinį ketvirtį einam gan užtikrintai. Tai va, tai sakyčiau, tokį tvarumą, stabilumą tikrai didesnį turim. Kitas dalykas, tai tikrai turim ir atsinaujusios įrangos medicininės labai daug. Iš kur tas atėjo? Va, turbūt klausimas, ar ne? Tai atėjo iš to, kad iš tikrųjų mes nu, pradedam sutaupyti ten, kur reikia sutaupyti. Mes tikrai netaupom ant vaistų, ant medicininių priemonių, reiškiasi, tikrai neužsukam radiatorių, ten žinot, kad vos drungni būtų, bet mes pradėjom sutaupyti iš didesnių pirkimų, kadangi vis tiek apsijungia dvi įstaigos, tai mes perkam tiesiog daugiau, mes čia sutaupom, mes atsisakėm kai kurių jau patalpų spėjom atsisakyti, tai mes sutaupom tų tokių kaštų, reiškiasi. Kai kur darbuotojų funkcijos, reiškiasi, dubliavosi, mes kažkiek darbo užmokesčio irgi sutaupėm, ar ne? Tai nebuvo labai skausminga, noriu pabrėžti. Tikrai buvo ir pensinio amžiaus žmonių, kurie, netgi, sakyčiau, pasinaudoja progą, reiškia, ir su tam tikrom naudom atsisveikino su darbovietė. Tai va, tai tikslas ir buvo vienas iš reorganizacijos būtent sutaupyti ten, kur galime sutaupyti, tai, sakau, čia galėčiau vardinti daug, tai ir tas bendras ūkis, žinot, ir bendri darbuotojai, kaip sakau, ir bendri vairuotojai, ir bendri pagalbiniai kažkokie darbuotojai, kur, žinot, anksčiau nepasakysi, kad ateik pas mane čia biški padažyti, reiškia, dabar viskas yra bendra, tai tų tokių sutaupimų jų yra labai nemažai ir būtent tas tikslas buvo ir mes tą sutaupimą nukreipiam į darbo užmokesčio fondą, būtent tenai ir atsirado ir padidinti darbo užmokesčiai, atsirado naujos įrangos pirkimai, aišku, įgyvendinam 7, jeigu neklystu, europinius projektus šiuo metu, tai iš tenai ateina papildomas finansavimas, tai toksai, nu, didelis naujos energijos pliūpsnis, jisai yra juntamas. Juntamas, manau, kiekvienam darbuotojui, o ką girdim, kas mums yra svarbiausia, kad tikrai gaunam vieną kitą jau ir teigiamą pacientą atsiliepimą, aišku, jūs nesiskaičiuosi, vyks apklausos, čia padarysim auditą, turėsim pateikti samai, bet jau, žinot, tą tokią viešą nuomonę jau mes girdim ir tos pačios mūsų vadovų, ar ne, savininkų nuotaikas, kad jie tikrai mato, kad einam gerą linkme, jie irgi gauna tą teigiamą feedbacką ir turbūt tie tokie pokyčiai, jie yra tikrai procese, bet jau pirmi darbai tokie yra tokie juntamiausi. Puiku. Tai kokias vadybinės priemonės jūs pradėjot taikyt, kad pamatuotum tą pasitenkinimą, galų gale, jeigu yra teigiami atsiliepimai iš pacientų, tai kai iš savininkų sužinot, bet ar yra kažkokie vadybiniai instrumentai, kuriais jūs matuojat? Tai, nu, mes nuolatos vykdom tas anoniminės anketinės apklausas, yra jos ir internete, yra jos ir
ir visur pridėliota, jas pildo pacientai, vertina, vėliau turim auditą, kuris suskaičiuoja, susumuoja, išveda tą pasitenkinimo procentą. Tai čia nėra kažkoks inovatyvus vadybinis būdas, tas yra ir Mhm. samai įtvirtinta, tą reikia daryti ir tą daro visos viešosios įstaigos. Tai yra viena dalykas. Aš sakyčiau, ką mes padarėm pernai metais, tai mes darbuotojų nuotaikas matavom, tą pasitenkinimą. Tai atlikom nemažą tą tokį psichosocialinį tyrimą, tyrėm, žiūrėjom, kaip jie jaučiasi, reiškia, tikrai gavom nemažai informacijos. Džiugu, kad nenustatėm. Čia nauja buvo? Nauja buvo labai senai daryta, apskritai tiek pirminės Mhm. sveikatos priežiūros centre, tiek ligoninėje susijungus norėjos pasimatuoti tą temperatūrą, žinot, nu, vat, kaip tie darbuotojai ir juolab, kad ir teisės aktai tą įpareigoja. Tai mes nusprendėm, kaip pasakyti, nepatupyti pernai ir pasižiūrėti pačioj pradžioj, kaip čia kas atrodo. Tai irgi buvo tikrai įdomių rezultatų. Bendri rezultatai buvo netgi šiek tiek geresni, negu aš tikėjausi, bet irgi buvo keletą tų problemų identifikuota, tai mes irgi turim dabar ir tokį, kaip sakau, santykių specialistą, kuris periodiškai pas mus atvažiuoja kiekvieną mėnesį, vykdo susirinkimus su atskirais skyriais, bendrus, šviečia mūsų darbuotojus apie reiškiasi, smurtą, apie priekabiavimą, apie tą, bando išaiškinti, kas yra visgi tas mobbingas, kaip jį identifikuoti, kur kreiptis, kam pranešti, kokios yra taikomos, reiškiasi, sankcijos ne tik patiriant, bet ir duodant. Patiems, kaip pasakyti, galbūt netinkamai bendraujant su kolegais, kada yra ta riba, kada iš tikrųjų nereikėtų vienaip ar kitaip elgtis. Tai aš galvoju, kad tie dalykai prisideda prie bendro tokio mikroklimato ir, sakyčiau, organizacijos kultūros, kada mes patys šiek tiek augam, tada mes ir su pacientais atitinkamai stengiamės bendrauti ir suprasti, kada kiek reikia pasakyti, ką reikia pasakyti, galbūt kokiu tonu pasakyti. Aišku, tikrai nėra čia viskas, kaip aš sakau, pasikartosiu. Aš visą laiką stengiuosi kritiškai vertinti ir nesidžiaugti per daug, bet būna visokių situacijų, bet svarbu, kad mes jas iš karto imtumėm, aiškintumėm, žiūrėtumėm ir tikrai neieškotumėm, kaip ten ką nubaus, bet tiesiog išsiaiškinti ir pasistengti, kad tas neatsitiktų antrą, trečią kartą. Tai sakyčiau tokia, aišku, Mhm. mes labai stengiamės būti aktyvus ir toj socialinėje erdvėje, tai niekad neblokuojam jokių komentarų, žinot, kaip dabar yra populiaru. Tai žiūrim, skaitom, žiūrim, gal kažkokią tai pamatysim, kur turim atkreipti dėmesį, reiškia, kur galbūt kažkas pas mus negerai vyksta. Tai mes šiandien dienai turim virš 250 darbuotojų, tai natūralu, kad, žinot, pasitaiko visko gyvenime, gal kažką iš namų negero atsineši ir darbe kitą kartą, taip, visi žmonės esame, ar ne? Tai bet Mhm. gaila, kad tas kartais šaukštas deguto visą statinę sugadina, tai bandom žiūrėti ir Mhm. bandyti kažkaip tai eliminuoti tos dalykus, kad pacientai būtų patenkinti ne tik pačios paslaugos kokybė, bet ir mūsų to tokio bendravimo kultūra. Mhm. Dirbant su sveikatos priežiūros įstaigoms, pastebėjau, kad dažnai yra, kad darbuotojai jie tiesiog bijo išsakyt tuos negerumus, jeigu yra kažkoks smurtas arba konfliktas, koks tiesioginis vadovas mobinguoja, galbūt netiesiogiai, kad stipriai mobinguoja, bet ne visai pagarbiai elgiasi pavaldinių atžvilgiu, jis tiesiog tyli. Jis ten prarijo tą, kenčia arba išeina iš darbo, vietoj to, kad atitinkam kreiptųsi, išsakytų, komunikuotų, bijo arba nėra įsitikinęs, kad ta informacija kažką padės. Ir dėl to tenka suturt, kad vadovybė ten pagrindinis vadovas ir aukštesnio lygmens vadovybė kaip ir už pokyčius stengiasi įgyvendint, bet nepavyksta pasiekt, nes apačios nepriima. Tai ir yra kažkoks vidurinė grandis arba net žemesnė grandis, kuris stabdo. Ir tai irgi atspindi tokiai klaidų kultūrai, kas, mano manymu, medicinos sektoriuje apskritai yra kritiškai svarbu, kad medikai tas klaidas ištrauktų, analizuotų, komunikuotų, bet ne, yra slepiama.
nes neduok dieve aš nukentėsiu, yra vieni kitus dangsto ir net jeigu yra kokios tragiškos pasekmės, to klaidos kažkas numirė, tada, nu, sako, nu, tai ką padarysi, žmonės mirtingi, numirė, ja? Ir tokiu atveju yra gana daug, vat kaip pas jūs ar pavyksta padaryt kažkokį pokytį, kad ta žmonių mąstysena keistųsi, kad jie nebijotų suklyst, o jeigu kažkas jau įvyksta ne taip, komunikuoti, ieškoti sprendimą. Čia, aišku, yra tokie kaip vidinės darbuotojų lyderystės ugdymas. Vat kaip pavyksta, kad nėra tas, nu, nevartosiu žodį provincialumas, tai nebūtų etiška, bet vat toks yra, kad, nu, ten visi valdžia žino geriau, nu, manęs nieko nepriklauso, nereikia kišti savo nosį, ne mano reikalas, aš pratylėsiu ir tai labai kenkia bendram efektyvių organizacijos ir įvaizdžių. Vat kaip pavyksta su tais iššūkiais, nes tai yra sudėtinga, žmonių mąstysena keičiasi negreitai, reikia gerą pavyzdį, reikia transliuoti, šiek tiek daugiau, Agniau, kaip pas jūs. Nu, matot, turbūt, jeigu kažkas kažką slepia, tai dažniausiai moka efektyviai tą nuslėpti ir galbūt iki vadovo nedaeina. Tai man sunku vertinti, kaip pas mus. Tiek, kiek aš sužinau, aš manau, kad mes pakankamai nemažai tos informacijos gaunam. Ir čia gal yra pliusas tos tokios mažesnės įstaigos, žinot, kada tikrai gal ir sudėtinga su kiekvienu, žinot, pabendrauti, bet tikrai visi žino, kur yra direktoriaus kabinetas, jie tikrai ateina pas mane ir tikrai ateina ir išsako, ir ateina tikrai ir nuo valytojos, ir nuo virėjos, iki slaugytojų, gydytojų ir viso kito personalo, tai tos informacijos jos vis tiek gauni, kaip bebūtų. Tai va, tai aišku, aš galvoju, kad darbuotojai turi jausti saugus, nu, visų pirma, tai turbūt irgi žinutė turėtų būti iš administracijos, kad nu, mes visą laiką esam jūsų pusėj. Kaip pasakyti, mes visą laiką neskubėsim jūsų bausti, mes pasižiūrėsim, mes analizuosim, mes neprimsim skubotų sprendimų, jie turi turėti tą tokį šiokį tokį saugumo jausmą. Ir jeigu mes, nu, tikrai turim kaip įstaiga, kaip sakau, paslaugų nemažai suteikiam, nu, esam didžiausia įstaiga Pakruojo rajone, tai na, tų klaidų tikrai pasitaiko, tai turim ir patikrinimų galbūt ir vat, iš, sakykime, ligonių kasos ar ne, vat, nuolat tikrino, tai viena, tai kita reiškia paslaugą, ar tinkamai suteikiam, ar tinkamai dokumentam, ar visą kitą, bet darbuotojai turi nebijoti padaryti tos klaidos. Sako, tai geras pavyzdys būtų, mes darėm, atliekam prevencinės programas, ar ne, tas vėžio prevencinės programas ir ten esam čia per 8 metus kokiem 3 moterim prostatą patikrinę. Nu, kaip pasakyti, tokia kuriozinė situacija, bet, nu, taip atsitiko, tai, nu, mes tiesiog visi kartu per, nu, pasitarimus mėnesinius pasijuokėm iš to, nu, ir gyvenam toliau, tai tikrai neieškom iš darbuotojo, neišieškom ten tos žalos padarytos PSDF, kur mes turėjom, reiškia, sumokėti, mes pasijuokėm ir tiesiog pajokaujam, kad gal kitą kartą, nu... Tai čia realiai patikrina, ar čia klaida įrašuose buvo tiesiog? Ne, aišku, Jurka, čia klaida įrašuose, aš taip noriu tikėti. Tai va, realiai neieškoja gal, bet tiesiog, nu, netokį paslaugos kodą įvedė ir tiek. Bet, nu, tokias kuriozinės situacijas, bet aš galvoju, kad svarbu, kad darbuotojai jaustųsi saugus, mes tikrai ir įmokas mokam, tarkim, į tą pacientų žalos ir atlyginimo, ar ne, tą fondą, mes papildomai draudžiam darbuotojus, reiškia, tas, kas neapima, jie tą žino, tam, kad jie turėtų tą saugumą, jie nebijotų klysti. Ir nebijotų galbūt ne tai, kad klysti, bet nebijotų padarę klaidą pasisakyti ir ateiti ir išdėstyti, ir ar mes gaunam kažkokį tai, nu, skundą daleiskim, ar ne, tai mes nepuolam, reiškia, teis savo darbuotojų, mes visą laiką išklausom jo nuomonę, kaip čia atsitiko, mes, jeigu tai rašytinis, tai ir raštu paprašom paaiškinti tą situaciją, žiūrim, nu, tai kas šiandien atsitiko, reiškia, kur čia ta bėda, bet tikrai nėra, žinot, iš karto to tokia lazdos principo, kad tu čia man dabar papildomai darbą padarei, kad aš čia dabar turiu šitą, reiškia, nu, problemą išspręsti, dabar tu esi kaltas. Tai ne, tai, nu, visokių situacijų būna, tai reikia adekvačiai reaguoti. Ir aš kaip sakau, nu, galbūt ir ta reakcija kitą kartą svarbu ne tas tvarka,
tvarkos aprašas ten kokį patvirtinsi, pasirašysi, bet turbūt ir svarbu pati emocija, su kokia tu ateini pas tą darbuotoją, atsitikus kažką, tai nu, manau, kad tikrai tenai nepadeda kažkoks tai pakeltas tonas ar įsakmus, ar panašiai. Tiesiog ramiai dėstai situaciją, paaiškini, nuramini visų pirma, paprašai paaiškinti, paskui žiūri, nu, jeigu matai, randi kažkokių klaidų, tai kalbėsi, kaip tą išvengti, nu, jeigu jau ten jau kažkokia didžiulė klaida, nu, tai galbūt kažkokią tai tenai galima skirti įspėjimą galbūt ar panašiai, bet tokios praktikos, nu, per mano 8 metus, tai turbūt esam turėję tų įspėjimų, bet jie yra už šiukščius darbo tvarkos pažeidimus, nu, kurie darbo kodeksas tą nustato, nu, ir mes tik kitaip elgtis negalim. Tų tokių dalykų mes netoleruojam, visi tą žino ir pas mus tos problemos tai labai greitai baigėsi, reiškia. Tai va, tai aš galvoju, kad labai svarbu yra ta tokia komunikacija ir emocinis fonas, kaip mes reaguojam į tą kažkokią problemą. Jeigu mes patys nuo administracijos jau keliam didelį burbulą, kaip čia, kas čia, dėl ko čia, tai tada ir ta gynyba labai greitai apsistato žmonės ir tada pradeda kavot, slėptis, meluot galų gale, žinot, nedaug dievė klasto dar ką nors, žinot, tai sakau, ir labai svarbu, kad jaustųsi saugus ir žinotų visada, kad administracija ar vadovas, ar pavaduotojas, ar auditorius, kad yra visų pirma yra tavo pusė, kaip pasakyti. Tas, kad jisai stovi šalia tavęs ir jisai visą laiką yra pasiruošęs, nu, objektyviai išsiaiškinti situaciją, nepulta ir ten kažkaip tai, nu, nuteisti prieš faktą. Taip, man simpatiška girdėti, kad vadovas turi atstot visų pirma pavaldinio pusėj, palaikyt, tame turi būti empatija. Pridėčiau ir manau, kad už klaidas neturi būti baudžiama, bet jau kažkokių sankcijų mechanizmas turi įsijungti, kaip ir pats sakai, jeigu tai yra šiurkščius pažeidimai, piktybiški pažeidimai, susitarimo nesilaikymas. Ir tuos dalykus irgi reikia nuskirti, kad klaida visgi yra gėris, mes iš jų mokomės, bet tačiau jeigu mes klaidą ignoruojam, jo pažeidinėjam kažkokį drausmę tvarką, ignoruojam susitarimus ir tada žinoma, kad negalima tylėti ir darbuotojas pilnai turi suvokti, kad už tai turės ir atsakyti. O jau kartais būna, kaip suplakama kartu, žmogus galvoja mane nubaus ir tada išslepia, tada ir visas tas mikroklimatas. Ir tai čia irgi turbūt vadovybės funkcija yra labai aiškiai parodyti, ja, kas yra gėris, kas yra blogis ir daugint tą gėrį, tam reiškia, aišku, reikia palaikyti darbuotojus. Agniau, mes jau kaip ir noriu aš taip reziumuoti po truputį pabaigą. Tai visgi bendrauji ir su kolegoms ir kitos ligoninės ir taip. Koks būtų tavo palinkėjimas? Gal gale yra žemesnė lygmens vadovai skyrių, kurie yra perspektyvūs ateityje, taip pat kaip ir pats buvai pavaduotojas irgi ir pavaduotojai, kurie ateityje be abejo taps ir vadovais, kai kurie iš jų. Koks būtų palinkėjimas? Kam reikia pasiryžti vadovaujant sveikatos įstaigai, kokios kompetencijas turėt, ką reikia įvertinti ir galų gale, kas galbūt yra tie dalykai, kurie neįvertina, kurios gal ir pats tada neįvertina ir supratai, kad reikia kažką daryti kitaip. Kokia būtų tavo tokios išvados? Kaip būti gerų vadovų sveikatos priežiūros sistemą? Jūri, čia taip pozicionuoji mane kaip gerą vadovą ir dabar turėčiau tarti, tai tikrai aš sakau kritiškai. Tiesiog, ačiū mintis. Tai sakau, čia aš galvoju, kad turbūt pirmas dalykas, tai turbūt reiktų suprasti ateinant į tokias pareigas, kad, nu, dirbsi 24/7, ramaus gyvenimo neturėsi, ligoninė, stacionaras dirba 24/7, šeimos medicinai turime labai daug apsilankymų, labai daug įvairiausių problemų kylančių kiekvieną rytą, tai tikrai labai toks intensyvus darbas ir turi tą nusiteikti. Ir dirbti turi taip, tai lyg kai tai būtų tavo įstaiga, neturi jausti samdomas darbuotojas, turi, kaip pasakyti, atiduoti visą savo dėmesį, koncentraciją tai veiklai, tik tai tokiu būdu tu gali, nu, kažkokį tai daryti progresą.
Aš sakyčiau, kiekvienas vadovas turi visą laiką ieškoti, kas yra, turi turėti labai kritinį vertinimą, žiūrėti, kas yra negerai, ieškoti būdų, kas yra negerai, visą laiką klausti visų, kas yra negerai, tam, kad turėtų tą tokią galimybę augti ir turėti progresą, nes sveikatos priežiūrai negalėtų sustoti, kaip sakant, ir palaukti 5 metų, nes labai greitai viskas pabėga ir paskui pasivyti yra labai labai sunku. Tai vat, o tokias palinkėjimas galbūt ir tuo pačiu tokios savybės vadovų, tai sakyčiau, mylėkit savo darbuotojus, būkite empatiški, klausykitės, rūpinkitės jais, nes tik tai aš galvoju, būtent sėkminga ta darbuotojų komanda, ar tai gydytojai, slaugytojai padėjėjas, kineziterapeutai ir apskritai čia kalbant ir apie buhalterį, žinot, ir statistiką. Tik tai, bet ta komanda, jeigu jinai jausis tokia kaip komanda, ir tas vadovas kažkaip tai galės įgyvendinti savo tikslus, pamatytas problemas, daryti progresą ir visą kitą. Vienas tikrai, manyčiau, yra tai neįmanoma, tikrai yra neįmanoma, kad ir koks tu vadovas bebūsi. Tai tiesiog girdėti, matyti, klausyti ir nesustoti. Tai turbūt tokie ir palinkėjimai, ir kartu ir savybės, tai linkiu to ir savo. Tai tikrai tos tokios, turi būti motyvacijos, negali būti stagnacijos, nes kitu atveju tai labai greitai visas mechanizmai sustoja. Matom labai daug pavyzdžių, ar ne, ir čia daugiau jau iš patirties, ne iš teorijos. Taip, ačiū labai, Agniau. Tai įsitraukimas reiškia, atsidavimas ir rūpestis žmonėms ir pasižyms tam tikrą tarnystę. Taip ir yra, šiandieninė lyderystė tarnauja, ypač jeigu tai yra viešas sektorius. O kad geras vadovas esi jau vienas iš indikatorių, kad jeigu darbuotojai, kai kurie išėjo, jie sugrįžo. Kodėl sugrįžo? Nes jie įstikinę, kad niekur nėra geriau. Turbūt taip. Tai dar kartą ačiū, mėly žiūrovai. Tikslas, kad jie neišvyto, bet gyvenimas, kaip pasakyti, yra nenuspėjamas, ar ne? Tikrai taip. Tai, mėly žiūrovai, aš kviečiu taip pat tada šį įrašą uždėti patiktuką, laiką, jeigu jums pasidarė įdomu. O jeigu kyla kažkokie klausimai, minčių, galbūt jūs norit paklausti, gerbiamą Agniaus Karmoną, tai drąsiai komentaruose rašykit klausimus, aš persiųsiu ir jau tada chatą formate arba YouTube, kur žiūrėsit, arba Facebook, kur bus patalpintas įrašas, jums bus atsakyti. Tai dar kartą ačiū, linkiu sėkmės ir kad tie palinkėjimai ir prisipildytų ir pačiam, ir kitiem. Tai geros dienos visiems. Ačiū.